Labas. Linos Vaitkutės knyga "Paskutinė Tinderio žinutė" yra seksi knyga. Sužadino man visus pojūčius, kai skaičiau, jaučiausi labai gyva, įsitraukusi, tokia, žinot, kai būna net oda, atrodo, vibruoja kažkiek. Todėl, kad jinai labai, man atrodo, tikroviškai atspindi ir tai, ko mes tikimės, kokį ilgesį turim ir ko nors ir keikiam Tinderį, bet ten slapta jame ieškome. Tai iš tikrųjų labai surezonavo ir ne tik tai, o ir vidinis herojės monologas. Labai man stipriai surezonavo irgi su tuo, kas dėjosi ir mano galvoje. Ir aš labai atradau save skaitydama šitą knygą, kas tokį sukūrė artumo jausmą, susitapatinimo. Ir aš pati turiu patirties Tinderyje, va mes su Šiaure rašėm, kad ieškom kompaniono, ieškom vedžioti šunį, kas nelabai patikėjo tuo Tinderio skaitytojai. Bet iš tikrųjų dėl to mane sudomino šitas knygos pavadinimas. Aš pamačiau žodį Tinder ir dėl to užsinorėjau ją perskaityti. Ir jinai pasitenkinimo suteikia ne tik dėl tų sužadintų pojūčių, kurias minėjau, bet ir todėl, kad jinai parodo moters kelionę. Man atrodo, jinai parodo tai, kur mes visus norim nueiti. Iš tikrųjų, tą tokią, realiai tobulėti, būti geresnei, atrasti save. Ir knygos heroja po truputį nusilukštena, kaip svogūnas nusiima lukštus, atmeta tai, kas ne jos, kas jai buvo prilipdyta ir išsigrynina tai, kas jai svarbu. Vienas gal minusas knygos, kad labai sunku atsitraukti. Man jinai priminė tokias kaip Colleen Hoover romanus, kuriuos aš perskaičiau neatsitraukdama savaitgalį per vieną dieną ir naktį. Tai va čia toks įspėjimas, kad gali tai būti, kad labai įtraukia iš tikrųjų ir norisi perskaityti iki galo. Tai va, labai rekomenduoju ir jums šitą knygą.